Rungtynės buvo tokios labai klampios. Prasme, nei viena, nei kita komanda neturėjo pranašumo visų rungtynių metu, bet nežinau, galbūt lėmė tai, kad truputėlį daugiau žaidėjų, kurie turėjo tokios aukštesnio lygio žaidybinės patirties. Gal padėjo tas. O pagirt noris ir Kaišiadorių komandą, nes iš tikrųjų buvo sunku. Kovojo, stengiasi. Džiaugiamės, kad paskutinę minutėm tą tokią persvarą pavyko įgyti ir kad iškovojom čempionų titulus. Šitas vainikavo šitą pergalę sezoną, nes laimėjom ir 40+, tai iš tikrųjų dabar smagiai prieš Velykas kažkur bandysim su komanda atšvęsti. Negali pasakyti, kad valdom, nes iš tikrųjų ir Ramūno Šiškausko pasijungimas sustiprina ir kiekvienais metais vis atsiranda komandų, atsiranda kiekvienais metais. Darosi kiekvieni metai, turbūt dededa metus ir dar truputį ir darosi sunkiau, nes mūsų pagrindą sudaro, kuriem jau virš 40. Bet šiais metais turėjom ir keletą jaunesnių žaidėjų, gaila. Budvytis sunkią traumą patyrė, kur irgi padėdavo komandai, bet vasarą daug treniruosime, sportuosim, į stovyklas važiuosim kitais metais, ruošimės kitiems metams. Taip, iš tikrųjų mes patenkinti labai, gal rezultatas ir neatspindi tikros įtampos, kuri buvo. Visą laiką buvom susikaupę iš tikrųjų. Labai gerai nusiteikėm, dirbom kiekvienoje aikštelės vietoje, akcentavom gynybą, kamuolių pasiėmimą ir iš tikrųjų atidavėm visą širdį. Ir džiaugiamės, kad rezultatas pasiektas. Tritaškiai po pirmos dalies buvo iš 15-2. Iš tikrųjų mes taip ir akcentavom, kad per finalą pataikymo procentas visada bus mažas. Mes akcentavom iš tikrųjų gynybą. Aišku, varžovam ko gero šiandieną nesisekė, mes žinojom jų tos lyderius, kurie turi gerą ranką, nuo jų neatsitraukėm ir pavyko iš tikrųjų didžiąją dalį rungtynių pavyko juos neutralizuoti, tas irgi aišku lėmė rezultatą. Bendras vaizdas iš tikrųjų atrodė, kad bus lengviau, bet veteranai, bet matosi, kad už veteranų žaidžia buvę tikri profesionalai, su patirtim žaidėjai ir man asmeniškai, kalbėjom su vyrais, yra iš tikrųjų sunkiau negu C lygoje. C lygoje galbūt jaunesnis amžius, su jaunystė reikia kovoti mūsų komandai, bet veteranų lygoje tikrai buvo sunku žaisti. Pradžioj mums labai nesisekė ir tik tai sezono gale pasiekėm keletą iš eilės pergalių, todėl ir pavyko išeiti į atkrintamąsias rungtynes.